Ryto garsai. Aktualus klausimas. Penktadienį Lenkijos Seimas priėmė gyvūnų apsaugos įstatymo pakeitimus, draudžiančius nuolat laikyti šunis pririštus. Pakeitimai dar keliaus pritarimui į Senatą, galiausiai juos turės parašu patvirtinti prezidentas. Lietuvoje tokio draudimo nėra. Seimas po balsavimo grąžino projektą tobulinti, praėjo jau 1,5 metų, pasikeitė valdantieji, tačiau projektas Seimo salės kol kas nepasiekė. Mili klausytojai, įsitraukite į diskusiją ir jūs, ar reikia draudimo nuolat laikyti grandinę ar virve pririštus šunis. Skambinkite mums į studiją telefonu 0523631111, galite parašyti ir laišką adresu studija@lrt.lt. Su mumis organizacijos Gyvūnų gerovės iniciatyvos vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė. Labas rytas. Labas rytas. Ir LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Labas rytas. Labas rytas. Taigi, Laurynai, kaip Lenkijoje sutiktas Seimo priimtas draudimas laikyti nuolat pririštus šunis? Ar jis turi šansų praeiti visas instancijas ir sulaukti prezidento parašo? Įstatymas priimtas tikrai teigiamai ir galima sakyti, kad didžioji ir didesnė Lenkijos visuomenės dalis jį palaiko, šį naują įstatymą. Taip pat matome ir pagal balsavimo rezultatus, kad dalis konservatyvios, būtent opozicinės partijos Teisė ir teisingumas, tai būtent Jaroslavo Kačinskio partijos, taip pat balsavo už šį įstatymą. Taip kad matome, kad kaip Lenkija dažnai skyla per pusę, tai šiuo atveju atrodo, kad 60% į vieną pusę, 40% į kitą pusę arba bent jau susilaikė nuo balso. Taip pat ir Lenkijos visuomenėje pagal nuomonės apklausas irgi panašus yra matomas santykis, kad arba trečdalis, arba ketvirtis dar vis norėtų, kad būtų galima laikyti šunis pririštus, bet didžioji dalis ir pasisako už tokį sprendimą. Deja, kalbant apie šansus, reikėtų šiek tiek turbūt atsargiau vertinti šią situaciją, nes Senate, žinoma, aukštesniuose parlamento rūmuose sprendimas bus teigiamas, bet sunku nuspėti, kaip pasielgs naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis, kuris buvo lyg ir užsiminęs prezidento kampanijos metu, kad nepasirašytų panašaus tipo įstatymų. Ir čia jau yra klausimas, kiek būtent konservatyviosios jėgos susižais ir kokią turės įtaką prezidentui ir pavyks įtikinti. Nes reikia čia pastebėti, kad Lenkijos būtent dešiniųjų politinis lyderis Jaroslavas Kačinskis, galbūt jau vyresnės kartos, labai pasisako už gyvūnų teisės. Ir žiūrėsime, kaip artimiausiomis savaitėmis viskas vystysis. O kiek apskritai Lenkijoje dar yra gajus tas įprotis, ar laiko žmonės taip šunis kiemuose? Kalbam apie tūkstančius tokių šunų, taip kad Lenkija taip pat ir nėra labai maža valstybė. Tų tiesiog atvejų tikrai, skaičiuojant absoliučiais skaičiais, yra nemažai. Buvo labai praėjusiais metais, tai labai tikrai pastebimas dalykas, gal nebuvo tokių atvejų daug, bet kai būtent pietvakarių Lenkijoje vyko potvyniai, nuo kalnų ritosi didžiausios vandens srovės, miestai, kaimai buvo užlieti. Taip pat vienu iš turbūt didžiausiamis aukomis tapo būtent namuose gyvenantys tiesiog taip ir gyvuliai, bet taip pat ir šunys, augintiniai, kiti tipo. Ir buvo tokių atvejų, kur dėja žuvo taip pat ir šunys, kurie negalėjo tiesiog išsilaisvinti, pabėgti nuo potvynio. Mėly klausytojai, primenu, kad laukiame ir jūsų skambučių į studiją. Ar reikia ir Lietuvoje draudimo nuolat laikyti grandinę ar virve pririštus šunis? Telefonas 0523631111. Galite parašyti ir laišką, adresas studija@lrt.lt. Primenu, kad su mumis yra dar ir organizacijos Gyvūnų gerovės iniciatyvos vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė. Tai ponia Vaitiekūnaitė, kodėl taip sunkiai šis draudimas skinasi kelią Lietuvoje? 1,5 metų tylos, prieš tai buvo atmetimas Seime ir grąžinimas tobulinti. Verta paminėti, kad mums tas atmetimas nebuvo netikėtas, bet toks ir buvo planuotas mūsų pirmas žingsnis tiesiog prasitestuoti vandenis ir pamatėm tai, ko tuo metu ir tikėjomės, kad Lietuvai dar gal vardinčiau per radikali ši mintis, nors mums tai atrodo absoliučiai nieko radikalaus ir mūsų kaip organizacijos nuomonė Lietuva labai stipriai vėluoja su šiuo draudimu. Tačiau mes sąmoningai prasitestavom, šiek tiek atsitraukiam. Strategija yra, mes suprantam, kad galbūt dar šiek tiek per anksti, bet savo ruožtu mes
darome kitus žingsnius reikalingus tam, kad ilgainiui vis tiek toks draudimas būtų priimtas. Mes esam tikri, kad jo pasiekti mums pavyks. Tiesiog reikia truputėlį kantrybės ir darbo. Taigi keli tie įstatymų iniciatoriai tebėra Seime. Kas toliau yra daroma su šiuo įstatymu, ką keičiate, kas netiko balsuojant pirmą kartą? Iš esmės netiko pati idėja, sakyčiau, net neformuluoti, ten šiek tiek patobulinti taip galima visada, bet netiko pati idėja, todėl kad tokie keitimai, kurie ypatingai, kai kalbame apie draudimus, jie visada yra labai sunkiai priimami, todėl kad turim Seime mes vis dar daug atstovų, kurie nėra labai gyvūnams palankus, sakyčiau, nėra labai pažangus tokiais klausimais. Ir jiems atrodo, kad mes šitaip nuskriaustumėm žmonės ir jie pamiršta žiūrėti į tai, kad pirmiausia tie žmonės skriaudžia gyvūnus. Bet mes suprantam, kad tiesiog vieną dieną atėjus tokiu draudimo siūlymu jo tikrai nepasieksi. Tai yra kelių metų darbas, šiaip kaip ir su visom kitom pataisom, kurių mums pavyko pasiekti, su tuo pačiu draudimu laikyti gyvūnus žiauriai pasielgusiem asmenim, kur atrodė savaime suprantama, kad toksai draudimas privalėtų egzistuoti, bet vėlgi tai truko apie 4 metus, kol mums pavyko tai pasiekti. Tai mes žinom jau, kaip ta teisėkūra veikia ir ypatingai gyvūnų gerovės klausimais, kas nėra prioritetinės sritis Lietuvoje. Ir tiesiog suprantam, kad to laiko reikės, bet 2-3 metų bėgyje manom, kad tikrai toksai draudimas bus, o galbūt pavyks ir anksčiau. O šiuo metu, kadangi jau ta mintis yra pasėta ir Seimo narių galvose, teikiant pasiūlymą, toliau mes dirbam su komunikacija, tiesiog pažindinant visuomenę. O valstybės tarnautojai taip pat visuomenės dalis, tai tiesiog, kad jiem ta mintis būtų girdima ir suprantama, kad jinai niekur nedings ir tiesiog, jie turi ją prisijaukinti kažkaip laiku. Artimiausiu metu planuojame ir peticiją paleisti, kad matytųsi tas Lietuvos žmonių požiūris į šitą klausimą ir manom, kad pavyks. Taip, pažiūrėsim dabar, koks tas žmonių požiūris. Turim porą prisiskambinusių klausytojų. Irena iš Vilkaviškio. Labas rytas, klausom jūsų. Labą rytą. Jeigu šuo nemažas, aptvertas užtvare, tas aptvaras kokių ten 3 metrų ar 5, o jeigu šuo pririštas, tinkama jam lenciūgėlio ir turi kokius ten 8 metrus ar kad tas lenciūgėlis, būda sutvarkyta kaip pridera, kad šuniukui nebūtų žiemą šalta ir taip toliau. Jeigu jis pašertas normaliai, tai aš manau, tikrai jis kur kas geriau jaučiasi, galėdamas lakstyti su tuo lenciūgėliu, negu būti aptvare, kuris tikrai, čia telpa jame. Aš manau tokią nuomonę. Ačiū ir tikrai... Taip. Aha. Gerai, ačiū poniai Irenai už skambutį. Edmundas iš Vilniaus. Klausom jūsų. Labas rytas. Labas rytas. Pirmiausia, labai dėkuoju gerbiamai Vaitiekūnaitei, kad pati supranta, kad šitas klausimas yra per ankstyvas. Mes turim labai daug problemų ir tikrai galiu tik pasidžiaugti, kad šitą klausimą iškelia, bet jį reikia daryti savalaikiškai. O mano nuomonė būtų labai paprasta. Mūsų žmonės labai jautrus, sentimentalus ir tikrai žmogus mylintis gamtą, gėles, mišką, gyvūnus, tą puikiai supranta. Taigi aš dar kartą dėkoju už temą ir dėkoju gerbiamai Vaitiekūnaitei. Ačiū Jums labai už skambutį, ponė Edmundai. Tai ponė Vaitiekūnaitė, toks dabar irgi žmonėms iškilo klausimas. Tai kuomgi skiriasi, kodėl negalima šuns laikyti pririšto grandinę, o pavyzdžiui, rekomenduojamas yra voljeras ir sako, kad gal voljere mažiau vietos negu kad pririšto? Vieta priklauso nuo dydžio tiek voljero, tiek lenciūgo ir būna tuo atveju, bet labai dėja retai. Mes tikrai vykstam per visą Lietuvą, vykdome reidus ir matom tą situaciją. Labai reti atvejai būna, kuomet kalbam apie tikrai ilgą grandinę.
Tačiau voljerą taip pat galima padaryti didelį ir didesnį, negu kad ta ilga grandinė pasiekia. Tai čia tiesiog žmogaus pasirinkimas, kokio dydžio jisai tą laisvę gyvūnui suteiks. Bet yra kiti momentai, apskritai gyvūno laikymas pririšus grandinę labai veikia neigiamai psichologiškai patį gyvūną, tas buvimas pririšus už kaklo su svoriu ir tokiu būdu ribojant jo laisvę, iš psichologinės pusės tai yra blogai. Ilgainiui gyvūnas ir gali tikrai ir agresijos požymus rodyti. Sutinku, kad daug klausimų yra persipinančių, kad gali daug problemų būti tiek su šunimis, kurie laikomi ir voljeruose. Kalbam apie jų nesocializavimą, jų nevedžiojimą, fizinio krūvio nesuteikimą, bet tai yra visi kiti dalykai, kurie šiaip jau yra numatyti gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir jie privalo būti užtikrinti. Tiesiog labai sudėtinga patikrinti, kaip tai yra vykdoma ir ar tai yra užtikrinama gyvūnai, sakykime, gyvūno vedžiojimas. Tai nereikia galvoti, kad reikia uždaryti gyvūną į voljerą ir jį tenai palikti ir nieko su juo neveikti, nes tikrai mes lygiai grečiai teiksime ir pasiūlymus, rekomendacijas, kaip jeigu šuo bus laikomas voljere, kaip jisai turėtų būti laikomas tinkamai, nes tiesiog įdėti taip į bet kokio dydžio ten mažą voljerą, tai nėra išeitis. Irgi netinkama. Laurynai, dar norėčiau irgi tavęs pasiteirauti, kaip Lenkijoje žiūrima į tą tokį irgi diskusiją, kas geriau yra, ar voljeras, ar ilgesnė grandinė. Lenkijoje ši diskusija jau vyksta turbūt daugiau nei 10 metį, prieš maždaug 15 metų, 13 metų buvo priimtas pirmas įstatymas, būtent, kad šunys būtų laikomi mažiausiai 3 metrų pririšti prie 3 metrų arba grandinė arba virve ir taip pat 12 valandų per parą būtų nepririšti. Bet ilgi buvo galima kažkaip patikrinti ir būtent gyvūnų teisų gynėjai galėjo tai patikrinti, bet ar tas šuo laikomas 12 valandų, ar daugiau, ar mažiau, visiškai neturėjo galimybių to kontroliuoti, todėl ir pasiūlytas šitas naujas įstatymas. Kalbant apie voljerą, taip pat yra šitame įstatyme, būtent remiantis Žemės ūkio ministerijos pasiūlymų, buvo taip pat yra aprašyta, kaip turi būti apskaičiuojamas aptvaro arba voljero dydis, kad šuo jaustųsi gerai, taip pat numatytas sąlygos, kad tie šunys turėtų būti vedžiojami dieną ir neleistų viso savo laiko tik tai uždaryti voljerę. Baudos kažkokios yra numatytos Lenkijoje? Taip, baudos, žinoma, yra numatytos, jos galima sakyti, kad nėra labai didelės, kalbame apie 100 eurų, o ne daugiau. Dėkoju abiems savo pašnekovams, tai LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, organizacijos gyvūnų gerovės iniciatyvos vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė. Kalbėjom apie tai, ar reikėtų Lietuvoje įteisinti draudimą laikyti šunis pririštus prie grandinių. Dar vieno klausytojo klausimo sulaukėm, ką daryti žmonėms, kuriuos apkandžia, yra šunų, kurie išbėga iš kiemų ir puola šaligatvį einančių žmonės, ką su tokiais šunim daryti. Tai iš esmės tai ir yra atsakymas, tiesiog laikyti juos saugiai voljere, nes tokia mažesnė tikimybė yra, kad iš voljero pabėgs.